galime užduoti klausimus čiato funkciją ir paskaitos įrašas bus pasiekiamas Antakalnio poliklinikos YouTube kanale. Galima bus ten perklausyti šią paskaitą apie bendravimo įgūdžius. Tai, manau, ir pradėkime. Galbūt dar kažkas prisijungs eigoje. Taip. Tai pradėsime. Kalbame šiandien apie bendravimo įgūdžius ir tai pavadinau šią temą, kaip galime bendrauti efektyviau bei išlaikyti santykius į savigarbą. Tai remsiuosi dialektinė elgesio terapija, kuri turi tam tikrus įgūdžių rinkinius, kurie labai padeda bendravimo situacijose ir apžvelgsime šiandien tuos įgūdžių rinkinius. Kaip minėjau, įrašas bus, tai bus galima paskui atsisukti, pasižiūrėti, galima žymėtis, aišku, ir beklausant dabar. Tai pirma, ką mums svarbu aptarti, dėl to, nes bus minima toliau, tai tokia savoka validacija, angliškas vertinys iš esmės validation. Tai jeigu kam nors kils geresnė mintis lietuviško vertimo, laukiu komentaruose, bet esu tikra, kad kažką sako šitas terminas jums, kažkokia kyla asociacija galbūt, ir esu beveik tikra, kad kiekvienas naudojate, tai pasižiūrim toliau, apie ką čia yra. Validacija tai, taip vaizdžiai tariant, tiesos grūdo radimas kito žmogaus, o čia dar kartais net svarbiau, arba savo perspektyvoje ir patirtyje. Kai validuojame savo ir kitų žmonių patirtis, jausmus, mintis, žodžius ar veiksmus, patvirtiname faktus, kurie yra toje situacijoje. Tai validacija nebus apie tai, kas yra nevalidu, toliau dar praplėsiu šitą mintį. Tai kasgi tai yra? Iš esmės, validacija nereiškia to, kad sutinkame, palaikome ar mums patinka tai, ką kitas žmogus sako ar kaip jis elgiasi. Tikrai ne. Validuodami mes iškomunikuojame kitam žmogui, kad mes jį suprantame ir pripažįstame. Taip pat, kad visi jausmai, visos mintys ir elgesiai turi priežastį, nors mes kartais galim to ir nežinoti, kokia priežastis. Pavyzdžiui, susitariu su draugu susitikti ir jis pamiršo. Tai galim validuoti ne tai, kad pamiršo, kad man faina, kad tu pamiršai, arba kad, nieko tokio. Mes galim validuoti, kad jo, žinau, šiuo metu daug visko vyksta tavo gyvenime. Tikrai nenuostabu, kad tu pamiršai. Tai mes validuojam tą dalį. Taip lyg tai pamėginam iššokti į to žmogaus batus, kaip jisai galėjo pasijausti. Kodėl svarbu validuoti? Tikiu, kad gal ir ateina taip automatiškai atsakymas iš to, ką sakau, bet apibendrinam. Tai taip vaizdingai tariant, galim validaciją įsivaizduoti kaip tokį priešnuodį nesusipratimams bei savęs ir kitų pasmerkimui. Tai ką mes darom, validuodami mes pripažįstame savo bei kitų jausmus. O kai jausmai pripažįstami, kad jie gali būti tokie, kokie yra, jie labai retai intensyvėja, jų intensyvumas greičiau ima švelnėti. Ir taip yra dėl to, nes viena iš emocijų funkcijų yra mums perduoti informaciją. Ir kai mes pripažįstame tą, tai pripažinimas smegenims siunčia signalą, kad komunikacijos tikslas pasiektas. Sėkmė. Ir kasdienybėje mes praleidžiam šitą žingsnį, nors validavimo įgūdis mums ir padeda sureguliuoti jausmus bei gerinti santykius. Ir nemažai žmonių, kurie turi emocinių tokių sunkumų, emocijų reguliavimo sunkumų, užaugo nepakankamai validuojančioje aplinkoje.
kas yra nevaliduojanti aplinka, tai kur, na, mūsų jausmai nepatvirtinami. Neliūdėk, nepyk, negali taip jaustis, kodėl tu taip jautiesi. Na, tai jeigu patys augom tokio aplinkoje, natūralu, kad ir mes neturime šito įgūdžio. Ir laimiai validavimo įgūdį galima išmokti ir vėliau. Tai čia geroji žinia. Tai dar kartą, ar ne, apibendrinam, sudėliojam svarbiausius elementus, kodėl svarbu validuoti. Tai parodome, kad klausomės ir suprantame kitą žmogų, padeda neteisti, nevertinti kito, galime objektyviau pamatyti ir įvertinti faktus esamoje situacijoje. Taip pat validacija gerina santykį su kitais ir savimi ir padeda palengvinti įtampą, bandant įrodyti, kas teisus, o kas ne. Čia nėra apie to teisuoliškumo, nu, nelieka validacijų, jinai apie tokį švelnumą labiau, mažina pykčio reakcijas ir leidžia kitiems labiau įsiklausyti į tai, ką sakome, bei priimti tą informaciją. Kyla klausimas, o tai ką validuojame tada? Na, paprastai tai, kas validu. Jeigu kažkas supyko ant jūsų, kad suvalgėt paskutinį pyrago gabalėlį, nu va, draugas atsidėjo gabaliuką, suvalgė, ar ne, pyksta ant jūsų, bet jūs tai nevalgė to gabaliuko, tai galim validuoti pyktį, ne, sakyt, jo, nu žiauriai pikta, tu atsidėjai ir kažkas suvalgė, bet ne tai, kad jūs suvalgėt pyragą, ne, ir kai mes validuojam tuos, nu, nevalidžius dalykus, tai paskatiname, na, tokius neigiamus, nemalonius jausmus, patirtis, mintis. Ką dar mes galime validuoti, ne? Faktus apie situaciją, žmogaus patirtis, jausmus, įsitikinimus, nuomonę, mintis, skausmą ir sunkumus visada validuojam. Ne? Keletas pavyzdžių. Jurgis sako mamai, kad jiems skauda ranką, dėl to jis ketina praleisti kontrolinį. Mama gali validuoti skausmą, ar ne, tačiau tuo pačiu išsakyti, kad idėja likti namuose nėra tinkama ir būtina, ne, kad, na, nevaliduojam tos dalies. Ne, jeigu Marija jaučia stiprią baimę miegoti be batų, Ema gali validuoti, kad tai suprantama dėl to, kad Marija buvo užpulta savo lovoje praeitie, tačiau nevaliduoja to, kad gulti lovą be batų pavojinga. Ne? Arba jeigu Tomas nusiminęs dėl to, kad susimovė kabutėse, ar ne, per egzaminą, Jurgis gali pasižiūrėjęs į Tomų pažymį validuoti tai, kad, na, jam nesigavo taip, kaip jis norėjo, tačiau nevaliduojam to, kad Tomas susimovė. Tai natūraliai kyla klausimas. Pažiūrėjom, ką mums to reikia, kas tai yra, o kaip mes tą darome, tai žvilgtelėkim kartu. Yra 6 validavimo lygiai, taip galime sakyti, kad su kiekvienu lygiu šiek tiek pastiprėja validacijos lygis, ne? Tai nereiškia, kad mes visus kažkaip turime taikyti, tai galbūt kažkurį vieną, tai pažvelkime į juos giliau. Pirmas lygis – dėmesys, ne? Tai mes atkreipdami dėmesį į žmogų, tai akių kontaktas, pasisukam į žmogų, palinkstam į jį, mes jau validuojam. Mūsų kūno kalba sako, aš tave girdžiu. Ne? Tai, aha, bet kita vertus, jeigu mes palinkstam, klausom, bet kažkur ten žvalgomės į telefoną, vartom akis, kažkaip tokiu tonu šnekam, tai, nu, mes nevaliduojam iš esmės. Ne? Tai labai svarbu, atkreipiam dėmesį į kūno kalbą, į balso toną, ne, ir tai jau yra validacija. Aš tave girdžiu, taip transliuojam. Kitas lygis – atspindėjimas, ne, tai duodam dėmesį savo kūnu, savo buvimu, tai yra validacija, bet tada ką sakom, ne? Tai atspindėjimas, na, įsivaizduojam veidrodį tokį laikom prie žmogų, tai padeda iškomunikuoti, kad dėmesingai įsiklausome į pašnekovą.
ne tik parodom, bet jau ir iškomunikuojam. Labai svarbu nepridėti savo interpretacijų bei prielaidų ir būti atviriems, kad mus gali pataisyti, mes galim prašauti. Pavyzdžiui, žmogus nusiminęs sako, kad ji manęs nekenčia. Validuodami ir atspindėdami galime sakyti, taigi jautiesi nusiminęs ir esi įstikinęs, kad ji tavęs nekenčia. Ne? Nieko nepridedam nuo savęs, ar ne? Tokiu sakymu mes lyg truputį taip pasitikslinam, ar ne? Arba sakom, ar gerai tave supratau, kad. Nieko nesakom, kad, tai tu taip manai, tu taip jautiesi, su tokiu lyg tai truputį klaustuku, taip švelniai ir būnam atviri, kad mus gali pataisyti. Atspindim, ne? Tokia papūga kažkuria prasme truputėlį pabūnam, galime šiek tiek pakeisti žodžių tvarką, kurią sakome, tai, kai išgirdome, užfiksuojam svarbiausius dalykus, ar ne, tokį reziumė padarom jausmų ar ne, emocijų, tai kas svarbiausia. Minčių skaitimas, dedam į kabutes, dėja, bet ir psichologai minčių neskaito ir kiekvienas iš mūsų jų neskaito, bet bendraudami mes kartais darom tokį triuką, ir sakysiu taip, kad tam, kad galėtumėm skaityti mintis kabutėse, turime būti dėmesingi kito žmogaus balso tonui, kūno kalbai, elgesiui. Ir mes apibendrindami darome prielaidą. Vėl, kaip ir atspindėjimo metu, mes turim būti atviri, kad mus gali taisyti, nes, prisimenam, nesam aiškiaregiai visgi. Tai pavyzdžiui, matau, kad draugas sėdi nuleidęs galvą kažkur arba žiūri per langą, veido išraiška lyg tai liūdna, ar ne, iš to galiu spėti, kad, atrodai nusiminęs, ne, arba žinom, kad draugas negavo darbo, ėjo į pokalbį, labai norėjo. Sakau, man labai gaila, kad negavai to darbo, tikriausiai jautiesi nusivylęs. Ne? Vėlgi būnam atsargus, ne? Tikriausiai jautiesi, gali būti, kad esi neteigiam. Ne? Taip švelniai mėginam atspėti, kas tai galėtų būti. Ir jeigu mus pataiso, supratau, nepataikiau tiesiog, ar ne? Taip gali nutikti, nes tikrai minčių neskaitome. Kitas lygmuo ryšys su praeities įvykiais. Ką tai reiškia? Mes iškomunikuojam žmogui, kad jo elgesys suprantamas esamoje situacijoje dėl praeities įvykio ar patirčių. Pavyzdžiui, žinant, kad prieš kelis mėnesius buvai užpultas eidamas namo, visiškai suprantama, kad bijai eiti vienas namo. Reiškia, susijęm su tuo įvykiu, tai čia jau mes turime šiek tiek žinoti apie žmogų, ar ne? Jeigu nežinom, šitas lygis neveiks. Taip pat ryšys su dabartimi ne ką mažiau svarbus. Leidžiame žmogui suprasti, kad jo išgyvenimai pagristi, kadangi jie atitinka faktus dabartinėje situacijoje. Jeigu jūsų draugė pradėjo blogai mokytis, bet žinote, kad šiuo metu ligoninėje guli jos mama, galime validuoti, kad dėl to, jog jai prašiau sekasi mokslai, sakytų, aš pilnai suprantu tave, ne, aš taip irgi jausčiausi. Taip pat čia svarbu, validuoti galime ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Ir dažnai nereaguodami veiksmais į kito žmogaus žodžius ir elgesius mes invaliduojame. Toks gan dramatiškas, drastiškas pavyzdys. Jei žmogus yra degančiame name ir šaukiasi pagalbos, o ugniagesys pasižiūri, sako, matau, kad tau reikia pagalbos, bet nesiema veiksmų, tai yra invalidacija. Tai validuojam tiek žodžiais, tiek veiksmais. Turi derėti šitoj vietoj. Taip, radikalus nuoširdumas, toks paskutinis ar nelygis, svarbus tada, kai
patys esame buvę panašioje situacijoje, na ir galim 100% jau įsijausti. Svarbu nemeluoti, nevaidinti, ne? Nes tas tiesiog labai pasijaučia. Ne? Sakyt, jo, nu žiauriai baisi situacija, tragiška situacija, ar ne? Draugą palieka mergina, jam labai pikta, liūdna, buvau panašioje situacijoje, galiu sakyti, visiškai tą suprantu, aš jaučiausi lygiai taip pat, kaip tau yra. Kiekvienas taip jaustųsi šioje situacijoje, ar ne? Labai, nu, kitaip net neįsivaizduoju. Ne? Jo, tai žodžiu, įsijaučiame ar ne jau taip pilnai į tą situaciją. Ne, tai renkamės, kurį lygį naudoti, tai nereiškia, kad visus ir visada validuojame. Dažniausiai validuojame tada, kai mum yra svarbus santykiai, ne, tai čia turime tą atsiminti. Taip, toliau tada pereisime prie bendravimo įgūdžių strategijų, kur validavimą irgi išgirsime. Taip, tai naudojantis šiomis strategijomis, pirmą atsakome į 4 klausimus. Kokio rezultato noriu, ne? Pavyzdžiui, noriu kažką gauti, kažko atsisakyti, kokią žinutę perduoti, ar ne, toks objektyvus situacinis tikslas. Kokius santykius noriu išlaikyti su tuo žmogumi, ne? Man svarbu, nesvarbu. Kaip noriu apie save galvoti po šios situacijos, tai toks savigarbos tikslas. Ir galim pagalvoti, kuris iš šių tikslų pats svarbiausias. Ir, na, paslaptis, ne paslaptis, bet nėra taip paprasta tose situacijose atskirti, tai kartais gali būti labai sunku išskirti, kas svarbiausia ir išsirinkti. Taip, tai yra 3 strategijos, yra akronimais tokiais suskirstyti, tai tuoj pasižiūrėsim, kaip jie skamba. Dear Man įgūdis, taip paprastai tariant, gauti tai, ko norime. Ne, tai akronimas Dear Man šifruojasi taip, ne. Tai toks trumpas išskyrimas, pereisim dabar per kiekvieną raidę. D raidė, ar ne, angliškai describe, apibūdinkite. Ne? Apibūdinkite esamą situaciją, kalbėkite tik faktais, nurodykite žodžiai žmogui, ką konkrečiai jūs reaguojate. Deja, bet žmonės neskaito mūsų minčių, nu, gal ir nedėja, visai gal ir neblogai, kad neskaito. Tai mes turim komunikuoti. Ne? Sakau, tu man sakei, kad grįši namo vakarieniai, bet tu nesugrįžai iki 23 valandos. Faktai. Ne? Žiūrim toliau. E raidė, express, išreikškite, parodykite. Išsakykite jausmus ir nuomonę. Ar ne? Nemanom, kad kitas žino. Ne? Sakau, kai tu grįžti namo taip vėlai, aš pradedu dėl tavęs jaudintis. Ne, vartojame tokias frazes kaip aš noriu vietoje sakymo tu privalai ir aš nenoriu vietoje tu negali. Taip, toliau A raidė, assert, išsakykite prašymą. Ne, tai apibūdinam, išreiškiam jausmus ir dar pasakom prašymą, nes irgi žmogui gali būti neaišku, ko mes norime. Patvirtinkite savo norus prašydama to, ko norite, ar aiškiai pasakydamas ne. Nemanykite, kad kiti žmonės supranta tai, ko jūs norite. Ne? Prisiminkite, kad kiti žmonės nesugeba skaityti jūsų minčių. Dar kartą savo primenam. Ir galime sakyti, man tikrai labai patiktų, jei tu man paskambintum, kai vėluoji. Ne? Išreiškiam prašymą. Toliau, ar ne? R raidė, reinforce, pastiprinkite. Pastiprinkite arba apdovanokite žmogų iš anksto, apibūdindami teigiamus padarinius, kurie atsiranda tuo met, kai gaunate tai, ko reikia ar norisi. Galime paaiškinti ir neigiamas pasiekmes, jeigu taip nebus, ar ne? Galim sakyti, man labai palengvėtų ir tau būtų žymiai paprasčiau su manim gyventi, jeigu tu padarytum tai. Man paskambintum, pavyzdžiui.
Ne? M, stay mindful, išlikite dėmesingi, išlaikykite sutelkę dėmesį ties mūsų tikslais ar ne, išlaikom poziciją. Tai čia pora tokių strategijų. Užstrigusi plokštelė, nenustokite klausinėti, sakyti ne, reikšti savo nuomonės vis iš naujo ir iš naujo. Turime kartoti tuos pačius dalykus. Keletą kartų skirtingom formuluotėm galime, tai parodo, kad, na, man tai tikrai svarbu. Ne? Taip pat ignoruokite puolimus. Jei kitas žmogus puola, bando pakeisti pokalbio temą, ar ne, jeigu tai tikrai nėra apie kažkokį mums pavojų, mes nenusikreipiame ar ne, toliau kartojame tai, kas mums svarbu. Aš vis tiek norėčiau, kad tu man paskambintum. Taip, A raidė, appear confident, atrodykite pasitikinti savimi, nebūtinai turime būti, galime atrodyti kūnu, ar ne? Tada mes transliuojam savo smegenim, kad viskas yra ramu, ar ne, aš pasitikiu savim ir pradedame taip jaustis kažkuria prasme. Tai atrodykime veiksmingi, kompetitingi, naudojame išmanančią pasitikinčią savimi žmogaus balso tembrą, judesius, palaikome akių kontaktą, neužsikertam, nešnepždam, nežiūrime grindis, ar ne, nesakom, aš nežinau, nesu tikras, ne, tai bent jau atrodome taip. Ne? N. Negotiate, dėrėkitės. Norėkite duoti tam, kad gautumėte, pasiūlykite ir paprašykite kitų problemos sprendimų, sumažinkite savo reikalavimus, pasakykite ne, bet pasiūlykite padaryti ką nors kitą arba išspręsti problemą kitu būdu. Susitelkiam ties to, kas tikrai veiks, ne? Galbūt. Galim sakyti, ar galėtum, žinodamas, kad vėluosi, parašyti man žinutę. Ne? Apsukite stalus, angliškai turning tables, nukreipkite problemą kitam žmogui, paprašykite paieškoti kitų sprendimų. Galime sakyti, kaip tu manai, ką mes turėtumėm daryti. Aš negaliu nesijaudinti dėl tavęs, ar ne, arba kaip tu darytum mano situacijoje. Taip, tai dear man, ar ne, toks, apie šitus įgūdžius dar svarbu, tai nėra kažkoks algoritmas, kad naudoju tą, paskui tą, paskui tą. Kartais gali užtekti keletos elementų ir dažniausiai žodžio dear turėtų užtekti. Ne? Bet galim pasitelkti ir kitas raides. Give įgūdžiai yra apie santykius, apie santykių išlaikymą. Apie tokį švelnumą, ta pati validacija bus čia paminėta. Tai pažiūrėkime. Gerokai trumpesnis ar ne įgūdis. Būnam švelnus, rodom susidomėjimą, validuojame, elgiamės laisvai. Taip, tai apie ką tas švelnumas, kaip čia suprasti? Ne? G raidė, gentle, būkite švelnus, nepulkite. Jokių fizinių žodinių užpuolimų, kumščių gniaužimo jokio bet kokio rūšies priekabiavimo, pyktį išreiškiame tik žodžiais. Negrasinkite. Jeigu turite apibūdinti pasekmes, kurios kils, kai negausite to, ko norite, darykite tai ramiai, kažkaip neperdedant, be manipulacijų ar grasinimų, net jeigu jie paslėpti kažkokie būna, toleruokite, jeigu jums pasako ne, liekame diskusiją, net jeigu skaudu darosi, jeigu reikia, diskusiją paliekame ramiai, netrankant durų. Neteiskite. Nemoralizuokite, nesakykite, jeigu tu būtum geras žmogus, tai nenaudokite, tu turėtum ar neturėtum, nekaltinkite. Nesityčiokite, nesišypsokite pašiepiančią šypseną, nevartykite akių, nenutraukite pokalbio viduryje, nepasišalinkite. Ne? Tai labai stebim, kaip mes tuos dalykus sakome. Tas irgi labai, labai svarbu. Į raidę interested parodykite susidomėjimą. Ne? Klausykite ir parodykite susidomėjimą kitu žmogumi. Išklausykite kito žmogaus nuomonę.
Bendraudami veidu atsisukame į pašnekovą, palaikome akių kontaktą, galime palinkti į tą žmogų, nepertraukiame. Ne? Tai labai apie tokią validaciją man, kaip ir šnekėjom prieš tai. Čia irgi svarbu, jeigu žmogus nori atidėti diskusiją, galime atidėti, nebūtinai turim viską dabar išspręsti. Ne? Jeigu žmogus sako, kad, na, aš norėčiau atidėti kitam kartui, būname kantrus. Taip, tai prieiname prie jau mūsų matyto termino validacija, validuokite, ar ne, V raidė. Žodžiais ir veiksmais parodykite, kad suprantate kito žmogaus jausmus ir mintis apie situaciją. Pabandykite pamatyti situaciją iš to žmogaus perspektyvos, ar ne, iš jo batų, taip sakant. Ir kalbamės bei elgiamės į tai atsižvelgdami, ne tik pasakydami, kad suprantam. Tai aš suprantu, kad tau sunku, todėl aš matau, kad esi užsiėmęs, todėl. Taip. Ir easy manner, elkitės laisvai, paprastai, naudojame šiek tiek humoro, šypsomės, nepašiepiančiai be abejo, maloniai kalbame, būname švelnus, diplomatiški, vengiame griežtumo naudodami šitą įgūdį, paliekam savo tokį išankstinį nusistatymą už durų, bet tokį lengvumą. Tai šitą įgūdį labai prisimenam tada, kai su artimiausiais žmonėmis mes norime būti ir išlaikyti santykius, šitas įgūdis tada yra be galo svarbus. Taip, fast įgūdžiai, išlaikome savigarbą. Elgiamės teisingai, neatsiprašinėjame, būname ištikimi savo vertybėms, būname sąžiningi. Būkite teisingi. Ką tai reiškia? Ne, tai būkite teisingi savo ir kitiems, nepamirštam validizuoti savo bei kitų žmonių jausmų ir norų. Ne, labai svarbu. A raidė, no apologies, neatsiprašinėkite. Perdėtai neatsiprašinėkite dėl to, kad esate gyvas, gyva, ar išsakote prašymą, neatsiprašinėkite dėl to, kad turite savo nuomonę ar nesutinkate su kitų, neatrodykite susigėdę žvelgdami žemyn, nuleidę galvą, sukniubę ir nelaikykime validžių dalykų nevalidžiais. Ne? Labai svarbu. Tai nėra, kad iš vis neatsiprašome, kartais mes turime atsiprašyti, ne, bet ir turime savo lietuvių kalboje mes tą žodį atsiprašau daug kur, ar ne, norime praeiti, dar kažkas, visur yra atsiprašau ir kuo mes daugiau tą žodį kartojame, tai, na, tas kaltės jausmas jisai gali didėti, ne, kuo daugiau kartų atsiprašome. Ne, galime kažkur, mačiau visai tokį įdomų pavyzdį, kad galima sakyti ačiū vietoj atsiprašau kai kuriuose situacijose, ar ne? Ačiū, kad palaukiai manęs, kai vėluoju, ar ne? Ačiū, kad praleidi, kai noriu praeiti. Galit pabandyti papraktikuoti. S raidė, stick to values, laikykite savo vertybių. Laikykite savo asmeninių vertybių, neišduokite savo vertybių ar sąžiningumo dėl priežasčių, kurios jums nėra labai svarbios. Būkite įstikinę tomis mintimis ir elgesiu, kurie jums atrodo moraliai teisingi. Ne, tai laikomės to, kas mums brangu ir kas mums svarbu. Ne? Taip pat T raidė, be truthful, būkite sąžiningi. Nemeluokite, nesielkite bejėgiškai, kai toks tokia nesate. Neperdėkite, nekurkite pasiteisinimų. Gerai. Tai įgūdžiai tokie. Ne? Galite savo dabar pagalvoti minutę, užduoti klausimą, o kuris iš tų įgūdžių man yra pats sunkiausiai pritaikomas. Ne? Prisimenam Dear Man, ne? Kur išreiškiam savo
ar ne, situaciją apibūdinom, emociją apibūdinom, tai ko mum norisi apibūdinom, ne, pastiprinome, neatsitraukėme iš situacijos, o galbūt give, kur mes būname švelnūs, ar ne, paliduojame artimą žmogų, taip laisvai elgiamės, lengvai, gal fast, kai mūsų tikslas yra būti tokiem, e, kaip čia, apie griežtumą truputėlį, išlaikyti savo poziciją, būti sąžiningu, teisingu, ne, taip galime net taip sakyti, kad mes kažkuria prasme dear man įgūdį, tą patį pirmąjį taikome tokiais dviem būdais. Arba give būdu, tokia švelnumo forma labiau, arba fast būdu, tokio griežtumo forma. Ne, tai irgi galime derinti šiuos įgūdžius. Tai jo, dabar pereisime prie keletos situacijų, pamėginsiu jas panagrinėti ir kartu irgi galit galvoti, ar jeigu žiūrite įrašą, susistabdyti, ne, ir pagalvoti savo, o ką aš pritaikyčiau iš tų įgūdžių, ką girdėjome. Pasižiūrėsim, gal, pavyzdžiui, keletų skirtingų būdų galime pasielgti. Na, pažvelkime į situacijas. Pirma situacija. Vadovas darbe prašo padirbėti viršvalandžius jau 3 kartą šią savaitę, o po darbo esate susiplanavę eiti su draugais į kiną. Ne, tai įvairūs scenarijai gali būti. Ne? Vienas scenarijus, kaip galiu sakyti, ne, galiu mėginti dear man įgūdžio, kai ką iš ten panaudoti. Pavyzdžiui, galiu apibūdinti vadovui situaciją, ne? Na, vadovas tikriausiai turi daug darbų, jisai neseka, kiek jisai kartų jūsų prašė, ne, tai sakom, ne, kad taip, jūs manęs jau 3 kartą šią savaitę prašote padirbėti papildomai, ne, aš tikrai jaučiuosi pavargusi ir turiu šį vakarą kitų planų, ne, nieko nepridėjau, ar ne, pasakiau situaciją, apibūdinau, pasakiau, kaip jaučiuosi pavargusi ir išsakiau, ko norėčiau. Norėčiau eiti su draugais į kiną. Galit man sakyti, jeigu būtų taip paprasta, tai būtų labai gerai. Bet ką noriu pasakyti, kad neretai mes net nepabandome taip pasakyti. Ne, tai kviečiu bent pabandyti. Tai be abejo, gali vadovas sakyti, na, bet žiūrėk, bet mums labai reikia, tu labai geras darbuotojas. Ne, tai kiek esame ir su klientais aptarinėję šias situacijas, tai visai fainas variantas man pasirodė bandyti kažkaip dėrėtis. Ne, prisimenam, buvo toks ar ne įgūdis, sakyti, taip, ar ne, apibūdinam situaciją, viskas kaip sakėm, noriu į kiną, ar ne, galėčiau šią užduotį atlikti kitą dieną, ar ne, jeigu tai kažkokia konkreti užduotis. Arba galėčiau pasilikti kitą dieną. Tačiau, kai žadame, turime ir ištesėti. Jeigu žinau, kad aš to nepadarysiu ir sakau tik tai tam, kad mane išleistų, geriau taip nesakyti. Ne, bet jeigu tikrai galima pasiderėti, tai galima. Taip pat galime apeliuoti į tai, kad, na, esame pavargę ir galim sakyti, jeigu aš pailsėčiau, aš tikrai gerokai geriau atlikčiau tą darbą. Ne, tai gali būti įvairių situacijų. Įvairių sprendimų, taip sakant, ar ne, gal galite ir jūs pagalvoti, pridėti kažkokį savo variantą. Taip, antra situacija, pavyzdys. Ne, galima pristaikyti savo, pakeisti veikėjus, kas jums aktualiau būtų. Tai pavyzdžiui, jūsų partnerė šiuo metu nedirba, buvote sutarę, kad dienos eigoje partneris sutvarkys virtuvę, padžiaus išskalbtus drabužius. Grįžtate po sunkios darbo dienos ir matote, kad sutarti darbai neatlikti.
Tai situacija, kurioje gali kilti labai daug pykčio, susierzinimo ir neretai prieš intensyvias situacijas, kai norim panaudoti bendravimo įgūdžius, jeigu kas klausėsi pirmosios paskaitos apie įtampos valdymą, tai turbūt prisimenat, kad, turime neretai taikyti įtampos valdymo įgūdžius. Jeigu jaučiu, kad mano pyktis jau 10 iš 10, kaip manot, ar galėsim kažkaip švelniai pasakyti, nes turbūt yra mum tikslas išlaikyti santykį su partneriu, manau, kad be šansų. Turim pirmą nusiraminti. Ne, tai nusiraminam, pritaikom įtampos valdymo įgūdžius, pakvepuojam, ar ne, šaltų vandeniu apsitaškom, atsitraukiam 10 minučių, grįžtu, vėlgi, tas pats dermen, apibūdinu situaciją, ar ne, kad mes buvome susitarę, kad tu sutvarkysi virtuvę ir padžiausi išskalbtus drabužius, ne, nematau, kad tas būtų padaryta, man kyla susierzinimas. Galiu taip ir sakyti. Ne, aš sakau, kad man kyla susierzinimas ir aš norėčiau, kad tu įvykdytum dalykus, kai mes susitarėme. Ne? Ir tuo pačiu galime validuoti žmogų, ar ne? Kaip mes galėtumėm validuoti šitoje situacijoje, sakyti, kad, aš tikiu, kad yra priežasčių, kodėl tu nesutvarkėjai. Ne? Ir tuo pačiu man būtų malonu, jeigu tu sutvarkytum, jeigu tu laikytumės žodžio. Ne? Nekaltinam šitoj vietoj, kad tu tai sėdėjai namie ir nepadarėjai, o aš tai dirbau. Ne, nes kai mes taip sakom, nors taip norisi sakyti, ir žmogus neįvykdė susitarimo, lyg tai mes taip legalizuojam tą, bet ką mes iš to gaunam? Turbūt mažai situacijų bus, kur žmogus sakys, jo, tikrai čia atsiprašau. Dažniausiai, kai mes sakom, kodėl, kyla pasipriešinimas, kyla tokia, pykčio kažkokia reakcija, norisi apsiginti, jeigu mus puola. Labai natūrali reakcija. Dėl to labai pravartu su tokiu švelnumu eiti. Aišku, situacija situacijai nelygi. Ne? Jeigu tai yra nuolatinis toks darimas, ar ne, ir mes nuolat 10 metų sakom tą patį ir nesikeičia, ar ne, gal tada verta apie kitus aspektus pagalvoti, bet tikrai bent jau keletą kartų taip tokiom strategijom pasinaudoti būtų faina. Ne? Taip pat, ką dar galėtumėm pritaikyti šitoje situacijoje, gal galim kažkaip irgi dėrėtis, ne, kad sakyt, kad, aš dabar labai pavargus, ne, gal galim pabandyt pasiskirstyti, ne, gal tau kažkuris darbas geriau sekasi, ne, jeigu žinau, kad, nežinau, ten virtuvės tvarkymas mažiausiai malonus tam žmogui, sakyt, gerai, aš sutvarkysiu virtuvę, bet tu, nežinau, išsiurbsi kambarius. Galim mėginti dėrėtis. Ne, bet primenu, pirmą nusiraminam, tada einam jau bendravimo įgūdžius. Taip, kita situacija, ne, prie anos irgi galite savo kažkokį sprendimo būdą, be abejo, pasinaudojant įgūdžių sugalvoti. Kita situacija, susitarėte su gera drauge eiti į kino teatrą ir susitikti prie salės likus 5 minutėms iki filmo, nesulaukia draugės, skambinat, draugė sako, pamiršau. Vėlgi, gali kilti susierzinimas, gali kilti pyktis, gali kilti liūdesys įvairiai. Tai vėl gali prireikti įkvėpti keletą kartų, kad nesakytumėm, kaip tu pamiršai, ta prasme pamiršai. Galim prisiminti mūsų jo aptartus validacijos įgūdžius, ar žinome kažką apie draugę, greit ar nepagalvojam, nesakom, kad, suprantu, kad tu galėjai pamiršti. Na ir tuo pačiu galim išreikšti, kad suprantu, kad tu galėjai pamiršti, tau gyvenime daug ko vyksta ir tuo pačiu žinok, man liūdna, kad pamiršai.
Ne, mes nesakom, kad o, liuks, žiauriai faina, cool, kad pamiršai. Ne, taip nesakom. Validuojam tą dalį, kad nu jo, galėjo būti dalykų. Yra tam priežasčių. A, mhm. Tai va, tai galime tokiu būdu. Ne? Galime taip pat irgi apibūdinti situaciją, kaip jau kalbėjom, ar ne, išreikšti savo jausmą. Visai padeda, ar ne, išreikšti savo tą tikrą tokį jausmą, neapsimetant gal, kad, ai, nu jo, faina, kad ten, o, nieko tokio, jeigu taip nesijaučiam. Na, paprastai kai išreiškiam savo emociją, net jeigu jinai kažkokia nemaloni, tai svarbi informacija yra tam žmogui, kad, nu, kai aš pamirštu, tam žmogui būna liūdna, gal aš galiu pasikoreguoti kitą kartą, dėl to svarbu komunikuoti ir žmonės neskaito mūsų minčių, tik tai primenu. Taip, kita situacija su draugais, pažadėjote draugiai padėti pasiruošti egzaminui, tačiau jūsų vadovas darbe paprašė atlikti užduotį, kurią iš visų kolegų jūs geriausiai išmanote. Skambinate draugui pasakyti apie situaciją. Galime įvairiai pasižiūrėti. Ja? Galbūt galime ir mėginti kalbėti su vadovu. Ne, sakyti, kad taip ar ne, aš tikrai geriausiai išmanau šitą užduotį, kaip jūs ir sakote. Ne? Ir tuo pačiu, ar ne, aš esu jau labai pavargęs, yra po mano darbo valandų ir aš turiu kitų svarbių užduočių po darbo. Galime mėginti. Galime mėginti su draugu kažkaip kalbėtis, ar ne? Jeigu paskambinu ir sakau, ne, žinok, sorry, neateisiu. Nu, visokiausių gali jausmų draugui kilti atmetimo tokia reakcija, kad atmetė mane, neištesėjo žodžio. Galime mėginti su draugu kažkaip kalbėti, sakyti, kad, na, žiūrėk, ne, aš apibūdinu situaciją, ar ne, yra taip ir taip. Aš jaučiuosi labai prastai, jaučiu nusivylimą, nežinau, tavo vietoje jaučiausi nusivylęs, ne, kad aš negaliu ištesėti žodžio. Ne, galbūt galime, kalbant su draugu, vėl prisimenam derėtis. Čia gal taip, na, skambiai kažkaip tas derėtis, bet ta prasme, kad žiūrėk, aš pabaigiu darbus čia ir tada atkeliausiu pas tave, ar ne? Priklauso nuo situacijos. O galbūt aš kitą kartą galiu kažkaip labiau padėti tam draugui. Ne, bet jeigu tikrai svarbu atvykti, na, sakau, aš vis tiek atvyksiu. Ne, taip pat darbe gal galim kompromisą priimti. Galbūt kolegos gali, aš jam galiu padėti telefonu. Ne, tai čia jau yra apie tokį ne tik bendravimo įgūdžius, bet ir apie problemų sprendimo įgūdžius. Ne, tai, ne, kalbam, derinam, galim derinti šios įgūdžius. Taip, trumputė tokia visai situacija, ar ne? Geras draugas kviečia į koncertą, nežinau, koncertą, kavinę, bet ką, bet nenorim eiti, atsisakom. Čia tikiu, kad visokių reakcijų gali kilt, kažkas sakys, taigi čia lengva. Sakau, ne, nenoriu ir viskas. Ne visiems žmonėms yra lengva atsisakyti. Kaip mes galime atsisakyti, jeigu tai yra geras draugas, jeigu sakau, ne, neisiu. Na, draugas gali sureaguoti, kad su manim nenori bendraut, gali sureaguoti, kad ai, nu jo, tiesiog žmogus nenori, bet neretai tokiuose situacijose mums padeda irgi apibūdinam situaciją, ar ne, kad jo, žinok, labai, labai būtų smagu susitikti, tačiau aš mieliau nueičiau su tavimi kavinę. Pasiūlau alternatyvą, ne, jeigu aš tikrai noriu susitikti su tuo draugu. Ne, arba, na, galime paaiškinti situaciją, tačiau jeigu aiškinam situaciją, pirmą validuojam tą žmogų.
sakyčiau, kad jo, tu tikriausiai jautiesi nusivylęs, kad aš su tavim neinu, ne? Ir tuo pačiu, žinok, aš esu žiauriai pavargęs po darbo savaitės. Ne, kad ir validuojam tą žmogų, taip, tavo nusivylimą, ir tuo pačiu paaiškinam situaciją. Ne kažkokia kita tvarka, bet pirmą visada validuojam. Ne, gerokai palankiau žmonės tada į mus yra linkę reaguoti tokiuose situacijose. Ne? Taip, kita situacija poliklinikoje, ar ne, galim kitur sugalvot, na, bet tokia gan bendražmogiška situacija. Poliklinikoje laukiate duoti kraują tyrimams, prieš jūs gan ilga eilė, skubate į atsiskaitymą, darbą, traukinį, nežinau, kiną, teatrą, kur dar galima skubėti. Ir mėginate prašyti žmonių prieš jūs esančių užleisti eilę. Ne, tai gal kai kam gerokai lengviau va taip su draugu pašnekėt, kaip prieš tai kalbėjom, negu nepažįstamo žmogaus prašyti. Ne, tai kaip galėtumėm tą padaryti? Tai jeigu tiesiog prieinu, sakau, užleiskit mane. Nulis turbūt šansų. Klausimas, kaip jausiuos apie save, kai taip prieisiu. Ką galiu daryti? Galiu apibūdinti situaciją, ar ne, kad labas rytas, žiūrėkit, tokia situacija, ar ne, jeigu tik sakysiu vėluoju, mažai šansų, žinokit. Jeigu apibūdinsiu, žinokit, vėluoju, labai svarbu atsiskaitimo universitete, ne, man būtų labai malonu, jeigu jūs mane praleistumėte, ne, apibūdinu, ne, jo, šiaip kiek, kiek vat iš patirties per kitus užsiėmimus, kai kalbėjom apie panašias situacijas, klientai dalinosi, kad ganėtinai palankiai šiaip žmonės reaguoja, kai mes, aišku, stebim savo toną, jeigu kažkokių draugiškų, tokių malonių, ramių tonų mes paprašome, žmonės linkę maloniai kažkaip palankiai reaguoti į mus. Ne, nežinau, galbūt galim pasiūlyti už tai, ką nors, ar ne, šokoladą, gal kažką turim, ar ne, taip draugiškai tiesiog, žinoma, stebim situaciją, kaip žmogus reaguoja, ar čia prašyti, neprašyti, na, bet faktas, kad jeigu nepaprašysim, tikrai mūsų nieks nesugalvos sakyt, o gal jūs kažkur vėluojat, praeikite. Ne, manau, visai verta pamėginti, ar ne, draugiškai kažkaip priemant tą, kad mūsų gali nepraleisti, jeigu atsakys ne, irgi atlaikyti tą, taip suprantu, ne, kažkaip taip su lengvumu tokiu į tai pasižiūrėti, bet pabandyti tikrai galima. Taip, tai ką dar svarbu užtvirtinti, ar ne? Svarbu prisiminti, kad nėra taisyklės, kaip minėjau, kad turiu naudoti visas raides įgūdyje. Kartais gali užtekti iš vis vieno, dviejų elementų. Galime derinti dear give, dear fast, ar ne? Galime atsakyti tik už tai, ką pasakome mes ir kad ir kaip įgūdusiai kartais pasakytumėm, kitas žmogus gali pasielgti ne taip, kaip norim. Kaip sako klientai, neveikia. Bet mes, negalim prisimti atsakomybės už kitą žmogų ir negalime taikyti bendravimo įgūdžių būnant didelėje įtampoje. Tuomet turime pirmą panaudoti įtampos valdymo įgūdžius. Ne? Ir dar priminimas savo, nepamirštam, kad validuojam ne tik kitus, bet validuojam save. Jeigu jausmas jau kilo, aš jį jau jaučiu, legalu jausti, ar ne? Galiu taip jaustis. Ne, kad pripažįstu sunkumus, taip, man šiuo metu yra labai sunku ir tuo pačiu aš galiu tą išgyventi, su tuo išbūti. Ne, tai naudota literatūra. Na ir sugrįžtam tada, sugrįžtame, gal kažkas turite klausimų.
apie pateiktą medžiagą. Galite parašyti į čiato langelį, jeigu kažkas kilo. Ne, nemažai informacijos, tikiu, kad gali reikėti laiko ją ir truputį apsidėlioti. Ne, bet kaip ir minėjau, turėsime įrašą. Ne, tai dar palaukiu šiek tiek, gal kažkam kils minčių klausimų. Be abejo, ankstyvas rytas dar, kažkas gal dar tik keliasi, o mes jau diskutuojame apie bendravimo įgūdžius. Gerai, tai jeigu klausimų nėra, noriu padėkoti, kad taip anksti yra prisijungusių žmonių, yra kam įdomu. Tikiu, kad kiti pasižiūrės įrašą, kam bus aktualu. Ne, ir baigdama įrašą noriu padėkoti ir palinkėti visiems